Prezidentas Valdas Adamkus žengia į savo 100-uosius gyvenimo metus ir švenčia 99-ąjį gimtadienį. Garbaus amžiaus sulaukusiam prezidentui žmonės siunčia ne tik linkėjimų, bet ir dėkingumo žodžius. O pats širdžių prezidentų žmonių vadinamas Adamkus šiandien atvirauja. Jam yra ypač smagu jausti Lietuvos žmonių palaikymą. Tai esą priduoda jam stiprybės laukiant 100-mečio jubiliejaus. Tiesa, paklaustas apie dabartinę politinę situaciją Lietuvoje, prezidentas Adamkus palinkėjo partijoms kultūros ir labiau rūpintis Lietuvos ateitimi. Ilgai turėsime progos pasireikšti. Nuo ankstaus ryto prezidento Valdo Adamkaus rezidencijoje šurmulys. Kadenciją baigė šalies vadovas, įžengė į savo gyvenimo 100-uosius metus ir švenčia 99-ąjį gimtadienį. Jis sako, kasdien jaučiantis Lietuvos žmonių rodomą meilę ir palaikymą. Labai malonu jūs visus matyti, ypatingai man šią dieną, kuri tikrai yra įspūdinga. Tiesiog esu nustebintas, reiškia, Lietuvos žmonių parodytą meilę ir tikrai noriu užtikrinti dar, kad mano ši diena yra inspiracija ateičiai. Dar spalį prasčiau pasijutęs Adamkus dėl užklupusios infekcijos kelias savaitės praleido Santaros klinikose. Kovodamas su negandomis ir šiandien švęsdamas dar vienus savo metus, šalies vadovas sako, jie jam ypatingi. Asmeniškai pergyvenu iš linksmosios pusės, kadangi sveikata laiko, parodyta meilė man Lietuvos žmonių irgi stiprina. Taip, kad tikiuosi, kad ši diena nėra paskutinė. Ir dar ilgai turėsime progos pasireikšti ir dirbti Lietuvos žmonių labui. Kadenciją baigęs prezidentas sako stebintis įvykius Lietuvos politinėje padangėje ir turintis šių dienų politikams linkėjimą. Norėčiau iš savo pusės palinkėti, kad mūsų bendravime tarp politinių partijų būtų parodytas didesnė kultūra, didesnis supratimas, išjungtas asmeninis interesas, o rūpintasi būtų vien tik tai Lietuvos ateitimi. Šį rytą užsukę į Turniškės prezidentą Adamkų sveikino prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o gatvėje sutiktas nuo 1998 iki 2002 metų prezidentui Adamkui patarinėjęs Darius Kuolys sako, kad Lietuva turi už ką dėkoti garbaus amžiaus sulaukusiam šalies vadovui. Mes turim dar gyvą 100-metį prezidentą. Prezidentą, kuris iš esmės nulėmė Lietuvos geopolitinį labai svarbų žingsnį. Be prezidento Adamkaus Lietuvos kelias į NATO, būtent į NATO, ir Europos Sąjunga būtų buvęs daug sunkesnis. Žmonės ne tik skuba prezidentui Adamkui siųsti sveikinimus, linkėjimus, bet ir dėkoja. Už jo stiprybę, drąsą, išmintį ir tokią politinę intuiciją. Ir man toks vizionieriškas labai žmogus atrodo, toks labai vertybiškai stiprus. Jisai visų pirma tikras džentelmenas, o visą antrą jisai visą laiką buvo jaunas ir dabar jisai jaunas. Sveikatos, ką jam daugiau jau sveikatos, stiprios sveikatos, energijos dar jis toks žmogus. Sveikatos prezidentė ir kuo gražiausių dienų. Ištvermės. Geros nuotaikos, artimųjų, apsupties. Panevėžiečiai senjorai susirinkę miesto bibliotekoje varto Valdo Adamkaus knygą ir dalijasi mintimis, koks jis buvo prezidentavimo laikais. Pamenu, kad labai kultūringa, labai taktiška žmogų, kur ne visuomet tarp dabartinių politikų tokių yra, supratinga. Ir mes žavėjomės, koks gražus vyras buvo, koks protingas. Nepasiduoda provokacijom, štai žavi. Tai aišku, sveikatos, daugiausia sveikatos, o daugiau visą, kaip sakant, žmogus jau patyręs gyvenime. Žmonės neslėpia, kad į savo 100-uosius metus įžengęs šalies vadovas yra kaip tik toks, kokio Lietuva neturėjo ir neturi.
Jis tikrai buvo gan pozityvus politikas, nebuvo šališkas, nežaidė kažkokių užkulisinių žaidimų. Visada jis mums kaip kelrodė žvaigždė, kaip reikia būti vertybiškam žmogui, nebijančiam išsakyti savo nuomonės, pastovėti už ją, visų savo gyvenimų įrodyti, kad Lietuva verta jo ir jis vertas Lietuvos. Turėti žinomą sveikatą, sulaukti net 100 metų ir 110 metų geros nuotaikos. Pilnai jėgoj tokio kalbėjimo, proto, diskusijų. O jis su visais gali, visais klausimais kalbėti. Tai va, to reikia pavydėti, nes tokiam amžiui dažnai būna, kaip sako, stogas nuvažiuoja. Atsižvelgiant į garbų amžių, linkėčiau sveikatos visokios, tiek fizinės, tiek psichinės ir svarbiausia, supratimo iš aplinkos.